Gazas, visą laiką tik gazas. Atrodai kaip vienuolė dabar biški. Palikėkim sėkmės, lenktynininkė trečia startuoja. Hello, aš jūs jau pasilgau, praėjo mėnesis po lenktynių, man buvo belenkoks detoksas, nes iš tikrųjų labai pavargau. Ir šiandien atvažiavom su kolegučiu į Elektrėnų kartodromą. Per pirmas lenktynės žiauriai daug kas rekomendavo kartingus, bet aš asmeniškai nesu didelė kartingų mėgėja. Bet čia toks įdomesnė treniruotė, manau, bus biški irgi. Dabar pasivažiavimas, biški kitoks patirtis, tai visą laiką nauda. Jo, ir čia gal fainai, kad yra lauke, o ne dusti ten tuose garažuose, kai būna. Šitoj trasoje galima didesniais greičiais važiuoti negu tuose uždaruose. Šiaip tau čia visai už nugaros yra instruktažas, kaip trasa važiuoti, tai gal reikėtų paanalizuoti biški? Man, pavyzdžiui, asmeniškai šitas neaktualu. Stabdymas, ne, dalinė akceleracija irgi ne, tik žalias, visur. Jo. Čia kur raudona, tai tik gazas. Gazas, visą laiką tik gazas. Visą laiką tik gazas. Esu matęs internete video, kaip per kartingus, vienas kartingas užvažiuojant žmogaus ir nuplėšia pirštą. Tai tau tikiuosi taip nebus. Linkiu, kad taip nebūtų. Tai čia yra toks televizorius ir gali matyti, kad laikai yra visi apie minutę ir kelias sekundės. Tai Jurgita, visi laikai apie minutę ir kelias sekundės. Tai kaip galvoji, per kiek tu atvažiuosi? Tik ką, žinau, tai gerai, minutė 20 duodu. Tai žodžiu, žiūrėk, mini lažybos, tada jeigu pralaši, žodžiu, prabangiausių Kaune ledų statai. Geriausia atveju iš degalinės galiu nupirkti iki 3 eurų. Sutarta. Let's go. Pagaliau pirmą kartą kėdukai, o visi ten tas basanoškės, visi peikia ten. Mano tėvo sandalus? Jo, sandalus, visi komentarai rašo, kokie blogi sandalus. Ar rimtai? Jo. Bet čia žinok, kai tie važiuoja, tai jau atrodo čia driftino nebevažiuoja. Atrodo lėtai važiuoja. Atrodo lėtai, bet ir visur bus slysta. Nu, reikės tokią drifto muziką uždėti. Tokijo. Aš noriu parodyti fun fact, dėl ko aš nemėgstu iš tikrųjų važinėti su kartingais arba motociklais. Tai dėl va šito dalyko. Ir visų pirma, atrodau belė kaip juokingai, o visų antra, pamatysi pavažiavimą, man sunaikins mano šukuoseną. Kaip atrodau? Biški kaip kiaušinis atrodo. Atrodai kaip vienuolė dabar biški. Linkiu visiems tiesiog taikos ir ramybės, draugai. Man atrodo, čia kažkoks bernokeris. Visi baltai apsirengę, kažkaip įtartinai. Matching outfit. Varžovus bus moteris, tai turėsi su kuo konkuruoti. Jau moteris, tai man ne varžovės. A, jo? Ne, mes draugaujam. Tokia patirtis kalba. Atiduodu mikrofoną, kad nepamesčiau. Ai, neleido? Nu, pasižiūrėsim kokias emocijas. Nu, imk mikrofoną, papasakok, kaip tau Labai patiko, buvau pamiršus jau viską. Tada? Jo, bet aišku, labai fainai, nes net aplenkiau kažkiek žmonių. Jo. Aš mačiau pradžiai taip dar nedrąsiai, bet jau ant galo, kai liko 5 minutės, žiūri, jau biški greičiau pradėjo. Jo, nes jie labai slysta, žinai, tas asfaltas slidus. Aš mačiau, kad ten biški padriftinau. Tai aš nenorėjau iškristi. Nu, tai laiką matėm televizorių, geriausias ratas. Jo, minutė 7, o aš sakiau minutė 30 arba minutė 20. Tai papasakok, kaip patirtis nuo Ring Challenge. Belen kaip skiriasi, žiūri, čilas čia palyginus, visi tokie važiuoja, atsipūtę. Bet ar labai baisu buvo važiuoti, kaip pati mašinytė maža, va kaip sakai, toksai nėra tokio saugumo jausmo? Gal fainai, labai komfortiška, nes vėjas, pučia jo. Ir jinai smagiai ten slysta, tokia svorio to nesijaučia. O tam Ring Challenge tai atrodo, kad kaip dėsi, tai viskas, amen, aleliuja. Dar noriu parodyti, kokia universaliai yra mano maikutė, žiūrėkit. Jeigu šalta, tai gali taip padaryti. Praeito važiavimo buvo beveik 20 žmonių, šį kartą tik 10. Nu, palikėkim sėkmės, lenktynininkė trečia startuoja. Pasižiūrėsim, kokiai pozicijai grįž. Davai, Jurgita, gazuojam, neprarandam vietos. Nu viskas, antras važiavimas pasibaigė, eisim žiūrėti rezultatus. Kaip įspūdžiai po antrą važiavimą? Labai patiko. Antras geriau. Geriau? Jutai, kad geriau? Jo, spaudžiu dabar normaliai. Einam žiūrėti rezultatus, davai. Minutė 3 tavo geriausias. Nu, minutė 3. Nu, 5 vieta. Geriau negu per Ring Challenge. Einam atiduoti įrangą. Arba pasiliekam.
kitam kartui. Palauk, Nu. palauk, tai kokios čia lažybos buvo, kas kam dabar ledus perka? Tu šiaip tai tu perki. O pala, nebuvo susitarimo, va tik jeigu paskutinė. Tai aš ne paskutinė? Nu. Tai reiškia, tu perki ledus? Nu gerai, aš tada jau prisidėjau. Ačiū, man sugar daddy. Bet ten nėra gaila pakilos 5 vietai. Tai galiu ant pirmos savo skalėje esu laimėtoja. Rutuliukai, ir tik rutuliukai. Kokiu duoda? A, bet čia kaip čia tuščia. Gal ir varysim į parduotuvę? Nėra labai brangių ledų gaila. Man patinka karameliniai. A, jums patinka brangus. O kodėl 2? O tu nevalgysi? Ai, dėlį. Aš įpsi Ei, kitokias. tvirtai nevalgysi. Aš kitokias. Su Vegan. Imu šitą. Tu nu su agurkais. Nikeris ir agurkas. Agurkų smutis. Čia parašytas smutis. Žiūrėkit, normalų žmonės, ten yra staliukai. Kaip mes su Jurgita. Va. Tiesiog, karočią, Deginame. autostrada va gražiai, degalinė, ledai. Tai kaip kartingus vertini nuo 1 iki 10, fainai bar ne? Labai fainai, vertinčiau stiprų 8, tai iš tikrųjų rašau. Ane? Manau, gal net 9, Ko trūko? nes gal kad ilgesnė trasa būtų, man asmeniškai, bet labai patiko, nes pakankamai vietos, jinai pakankamai plati, tai ten ir apsilenkti. Norėjau paprašyti rekomendacijų, ką būtų fainai tokio ekstremalaus paveikti kitam epizode. Aš asmeniškai siūliau operatoriui važiuoti į šaudyklą, bet jisai sakė, kad YouTube gal negerai rodyti šaudymą, nors man fainai. Arba iškokią ten parašiutą iššokti, žodžiu, parašykit. Man reikia pasikrauti biškį to ekstrymo. Jo, kažkokį crazy idėjų Jo. parašykit. O dar norim priminti, kad šiaip mes dovanosim Audi TT, kas dar nežinot. Čia atsiras Audi TT, va, šitą automobilį mes jums dovanojam. Ką reikia padaryti, tai tiesiog pafollovinti Kauto paskyrą YouTube ir parašyti komentarą. Visus komentatorius mes užrašom ant mašinos. Atrinksim 10 žmonių ir tada bus finalas. Mūsų aikštelė ir iš tų 10 žmonių, kas paims pirmą vietą, tas laimės mašiną. O jeigu visą gyvenimą reikėtų kažkokį automobilį vairuoti, tai tu rinktumės limuziną ar kažkokį sportinį automobilį, Jurgita? O gal yra toks automobilis, kur būtų patogumas kaip limuzino, bet sportinis. Tai gal ir yra, bet aš nežinau, koks čia galėtų. Tai va tokia, aš rinkčiau. Ir dar, kad ryškios spalvos būtų. Nu ir žiūrovai gali parašyti, Jo. kokį jūs rinktumėte. Jo, parašykite, kokį rinktumėtės jūs, arba koks automobilis yra kaip sportinis, bet patogumas kaip limuzino. Dar priminimas, kad šiaip bet kas gali atvažiuoti į mūsų Kauto aikštelę ir užsirašyti savo vardą ar Ant username ant automobilio. Tai nereikės nei komentuoti nieko, tiesiog atvarot, užsirašot. Tai jeigu atvažiuosit, tai tiesiog atvažiuokit ir sakykit, noriu užsirašyti automobilio laimėjimui savo vardą ant automobilio. Jo. Ir viskas. O ką, mes varom savaitgaliaut ir psichologiškai ruoštis Rink Challenge iššūkiai. Tai va, pradžiai pasideginsim. Pasideginsim Čia va, dar prie autostrados. autostrados. Ate.